Archimedas filosofijų iki Da Vinčio kodų, Kolumbo kelionių ir iki kabančių sodų, juodų ant balto, į pasaulį savo traukia, mintim keliauja, ten kur knygos šaukia, nekrito niekada pasirinkimas temų, ir taip rašytojai nuo senų, vaizduotį duoda peno, kas sako, kad visą tai jau atgyveno, klysta, klausyk, kaip perskaitytų knygų žodžiai, mano lūpoms lyst, paprastai nepriekaištingai aprašytas vaizdas, visus mintis raiškas ir tada jau seka veiksmas, kuris jau niekad nepaleidžia, ir taip dienas naktis prie mėgstamas knygos jau leidė, o bėgančios dienos taip greitai, kaip skaitamos knygos lapai nunešta vėtent, kur viena akį piratai, kur detektyvų herojai, ten kur svajotojų rojas, kur nojus daktaras Faustas, ten kur gilimas išskraidančios Vilnas nuaustas. Rudenio laiškus palikęs namuose lentynui, kur kelios knygos ir tas man dovanoja, kaimynai, kol žaria arbatą vakarais aš kėriau panosį, varčiau aš ją, kol jie atsidėkojo man dosti, panašios iliustracijos primena man filmą gerą, puslapis po puslapiu ir aš ten kur dega, Trojos arklys, gal sruoga balys, o gal tik vienišoji moteris, skaitydamas bandau pabėgti nuo savo rutinos, nuo tos pakvaišusios minčių lavinos, katakombose slepiuos, eilėraščiam meldžiuos, sapus patraukęs į šalį, bandau paskęsti mažo princo pasaulį, ar kas gali padovanoti metų knygą, pardavėjas man atsakė ne ir parodė špygą, teko bėgti, kriokti, rėkti, verkti, reikia man į sekantį knygyną bėgti. Aš gaudau mintį po minties, senų laikų damus riteriai kelius išties raudonus, piratų laivus daužėme iš šonus, mažus nykštukus girdėm iš Uzbono. Vesdamas iš koto popierių ir tušinuką, kankinuosiu pats kemoju sąžinę, kurią įbrūko. Paslapti mano keista natūra, ji matė švarą, girdėjo purvą, tuo tarpu filtravau tiesą, nedarėsi durną, paslaptis mėgojo ramiai, dengi delnų mano burną, liepė man tylėt, egoistiškai saugojo literatūrinį turtą, įtikėjau burtais, nes aš buvau ten, mačiau viską, stebėjau kaip elektro žudė disko, be alaus ir medaus sakiau ateivių planus, apie tai mirtingieji kalbėtis nedrįsta, aš privalėjau rašyti. Rašytojai neklysta, būk atsargus, nesusistebimas, gyvatis pojūčiai būti, žinojimas skatina maniją, kol knygų archyvus saugo įstatymas, tol bus švari mano sąžinė. Gal nepakris jau tarp tiek veidų.